Ar esate ką nors girdėję apie išmaniuosius vagis? Jie gali jūs sekti socialiniuose tinkluose, ypač nuotraukas, kuriuose įamžintos poilsio akimirkos. Ir sužinoję, kad atostogaujate, apiplėšti jūsų butą ar namą. Šiuolaikiniai ilgapirščiai veikia tyliai ir greitai, dažnai jiems nekliūtis net apsaugos sistemos, o pats darbymetis vasarą. Ozas ties centrui. Naujamiestis. Apsaugos darbuotojai skuba į įvykio vietą, pranešama apie galimą vagystę. Tokių iškvietimų ekipažas kasdien gauna dešimtimis, nes į svetimą turtą ilgapirščiai kėsinasi net vidury baltos dienos, ypač vasarą. Tokia tendencija yra stebima, kad šiltuoju sezonos metu, kai prasideda atostogų sezonas, kai žmonės išvyksta prie jūros, į užsienio šalis, tai tuo naudojasi ir ilgapirščiai ir tų vagysčių iš gyvenamųjų patalpų šiek tiek padidėja. Taip kaip vagiai žino, kad žmonės yra išvykę, tai jie suįžūlėja ir jie tai daro net, pavyzdžiui, dieną. Draudikų pastebėjimais pavojingiausias laikas tai yra tarp 1-3 dieną arba jau naktį. Patyrusių vagių negąsdina net signalizacija ar kameros. Įgudę plėšikai yra gerai susipažinę su naujosiomis technologijomis ir įsilaužimui kruopščiai ruošiasi. Specialistai teigia, kad vienai vagystei nusikaltėliai gali ruoštis net keletą savaičių. Pirmiausia, išsirenkama auka, jis stebima, išsiaiškinama, kokio grobio galima tikėtis ir kaip jis saugomas. Galiausiai numatoma, kada buto ar namo šeimininkų nebus namie. Jie tikrai žino, kur davikliai, kur kažkaip. Tai užeina iš kitos pusės, užsidengia daviklius kažkaip tai, kad galėtų vaikščioti ir dirbti ilgiau. Bet taip, yra daug atvejų, kada yra atrakinamos durys. Tai yra paprastos kažkokios tai spynos, kur nesudėtinga atrakinti. Socialiniuose tinkluose savo kasdienių gyvenimų besidalinantys žmonės rizikuoja patekti į apsukrių plėšikų akiratį. Pranešę apie atostogų planus, kaip mat patraukia jų dėmesį. Jie mato, ar žmogus yra namie, ar jo nėra, ar kurioje vietoje yra žmogus ir jie tą informaciją irgi kaupia. Tai yra vienas dalykas, kad jie naudoja jau naujas, pasakykime, technikas informacijos surinkimo. Jeigu anksčiau jie tik sekdavo žmonės, tai dabar žmonės patys apie save labai daug socialiniuose tinkluose parodo. Apsaugos specialistai patarė nesidalinti asmeninę informaciją internete. Taip pat gerai apmastyti, kur laikyti brangiausius daiktus, geriausia juos slėpti neįprastose vietose, kurias pirmiausia vagišiai ir apžiūri. Negalintys įsigyti modernios saugos technikos raginami imtis bent elementariausių priemonių. Pradžioje reikia visą laiką užsidaryti langus ir duris. Tai skamba labai juokingai, bet tai yra paprasti dalykai, kur tikrai žmonės gyvendami ypač namuose, palieka atidarytus garažus, neužsirakino durų ir vagis būna visiškai netyčia, eina, tikrina paprastoji būdu, miegam visi antrame aukšte, atsidaro duris ir aplinkui susirenka daiktus. Lina nesitikėjo, kad vagišius sugebėtų užsikabaroti jos butą antrame aukšte, tad paliko pravirą langą, tačiau jam pavyko. Ilgapirštis į jį pateko per medį. Moteris tikina, kad įsilaužėlis veikia ypač profesionaliai. Sugebėjo net televizorių rankšluosčiai surišęs ant žemės nuleisti. Buvo labai švariai, tvarkingai, tyliai, nes jeigu bendrabuty, tikrai kaimynai ten labai viską mes girdim vieni kitus. Jokių garsų, jokių nieko negirdėta. Tai dirbo profesionalus vagis. Tai be pažeidimo atsakingas jis paleidžia. Supratom, išvažiuojam. Šiemet per 4 mėnesius jau užregistruota per 1100 vagysčių, įsibraunant į gyvenamąją patalpą. Populiariausias taikinys tebėra Vilniaus ar Kauno gyventojai. Pagrindinis ilgapirščių grobis, grynieji pinigai, juvelyriniai dirbiniai, alkoholis. O kaip jūs, brangūs žiūrovai, pranešate ilgapirščiams, kad išvykstate atostogų? Atsakymų laukiame tv3.lt portale. Būkite aktyvūs.